Sveiki visi gyvi, kaip kas gero, kaip kas sekasi, kas naujo įvyko per šią savaitę aptarsime. Malonu vėl su jumis susitikti, kad jūs esate kartu su manimi, klausote Mano kampai podcast'o. Turime sekmadienį, 14 dieną, kaip čia dabar lietuviškai tas džiun, galvoju, birželio 14. Kokia jau praėjo pusę metų, aš negaliu patikėti. Nuo 2026 metų, pusę metų praėjo. Atrodo, vakar tik tai su draugais turėjom vakarėlį ir kartu sėdėjom ir buvo šalta namie. Čia Portugalijoje nėra gero šildymo, tai ten sausio 1 dieną, tą naktį ten baliavoti, tai patys įsivaizduoja ten. Visi su ten 3 vilnoniam kojinėm ir taip toliau. Na ką, buvo įdomi savaitė pas mane. Daug visko įvyko, daug naujovių. Bet tą aptarsime truputėlį vėliau. Manau, viena tema koreliuosis su mano praeitą savaitę. Tai malonu. Malonu, smagu. Baisiai karščiai atėjo. Vakar ten, nežinau, užvakar 36 ar kažkas tokio. Šiandien jau biškį atleido, lyja. Tai tas biškį gerai. Truputėlį bus atsigaut gamtai. Na ir ką, pirmoji temelė. Tai yra toksai Mixed Martial Arts brandas UFC. Ir jie daro šiandien vakare kovą Trumpo 80-mečio proga Baltųjų rūmų kieme. Tai tas Mixed Martial Arts, tai turbūt dauguma žino ten, kur su labai plonom pirštinėm ir su mažai taisyklių narve kovoja kovotojai. Ir tas yra labai populiarus sportas. Dabar jau visam pasauly. Man teko lankytis keliose UFC džimuose Saudi Arabijoje. Jie turi tą brandą realiai per visą pasaulį. Tai yra toksai Dana White'as, kuris pradėjo tą UFC ir vienas iš founderių yra, gal labiau kaip veidas viso to brando. Ir jisai su Trumpu yra geri draugeliai. Trumpas yra jam padėjęs kelis kartus, jisai jam yra padėjęs kelis kartus. Per rinkiminę kampaniją tas Dana White'as irgi pasisakė už Trumpą. Na tai ką, dabar atėjo laikas Trumpui atsidėkoti ir daro, ką daro. O daro kovą, net ne kovą, o visą renginį Baltųjų rūmų kieme, kas yra ne privati, o public, viešasis pastatas, kuris priklauso visiems žmonėm, bet tenais jie daro komercinį renginį ten su bilietais ir su pay-per-view, kur užsimokia už vieną pažiūrėjimą ten per internetą ar televizorių. Tai jie tenais jau toje Baltųjų rūmų pievai padarė 5000 sėdimų vietų ir daug daugiau galės dar tenais apsilankyti nesėdimuose vietose. Ir UFC pats išleido 60 milijonų, kad surengti tą renginį. Aliai iš jų pinigus, bet tai kiek jie uždirbs, klausimas, kai toksai ažiotažas. Vienas žmogus ten pateikė pareiškimą į teismą, kad reikėtų uždrausti šitą renginį, kad čia yra kažkoks korupcijos spektaklis ir taip toliau, bet buvo atmestas tas jo prašymas ir tas renginys visgi įvyks. Trumpas pats irgi dalyvaus, turbūt išeis į balkoną prieš renginį su to pačiu Dana White'u. Nu, toksai kaip spektakliukas, čia kažkaip primena ir kai buvo Teslas, jie tenais išsimėtė pievai, toksai atsidariau vieną rytą internetą žiūriu, reklamuoja Teslas, galvoju, o geras, nuo kada čia prezidentas tampa kaip influenceris toksai. Nu, įdomu, nes tos linijos Trumpo, tos politikos ir biznio, ir asmenybės, ir šou, viskas į vieną persipinę ir ten labai sunku sekti ir gaudytis iš tikro, kas ten vyksta, bet turbūt viskas yra žymiai paprasčiau negu ten mum žmonėm atrodo. Tiesiog pagelbėjo jam draugelis, jisai turi dabar atsimėtyti, atsiranka ranką plaunint, kad
kad už tą pagalbą, kad už jį pašnekėjo, nes daug tikrai jaunimo vyrų, ten yra svarbu palaikymas visų ten tų socialinių klasių ir etninių grupių ir panašiai, kai tave renka, tai tą UFC žiūri tikrai visas pasaulis realiai, skirtingos etninės grupės, tai jeigu turi palaikymą už tokio kaip UFC, tai tada ir tave ir lengviau išrenka, ne? Kitas dalykas, kad, kaip čia tai Amerikai reikia parodyti vis tiek tą jėgą, jisai kaip prezidentus, aišku, visiems sakė, kad niekas mūsų negerbė, mes visiems kaip klaunai ir taip toliau ir panašiai. Tai va dabar tokiais būdais, rengiant tokias stiprias kovas, vėlgi rodoma yra šiokia tokia galia valstybės, kad jie, net prezidentas irgi sukuria tokį renginį, tokį šou. Šiaip, nežinau, pačias kovas, ten tai visai cool, man atrodo, ir tas visas sportas. Aš pats boksą lankau, tai mixed martial arts, tai man ten dar toli gražu iki tokių, nes jie tenais ir ant žemės vartosi, žodžiu, jie viską daro. Ne tik, kaip aš ten su rankom, pavyzdžiui, tam boksą. Bet kažkaip anksčiau, nežinau, kaip aš buvau jaunesnis, tai visiems ten tas, bent jau mano aplinkoj, kad visas tas sportas toksai, kad ne sportas, o agresija tiesiog. Bet nežinau, mane įvėlė į tą sportą, į kickboksą 2015 metais mano kaip ir mentorius toksai, jisai iš Indonezijos gyvenantis Amsterdame buvo tuo metu ir aš važiavau ten tokia kaip stažuotė biznio į tą Amsterdamą ir tenais jisai sakė, tu gali atvažiuoti ir aš tai mentorinsiu, jeigu tu eisi su manimi kickbokso treniruotis. Tai aš sakiau, jo, drąsiai varom ir aš ten įkart nebuvęs, aš ten krepšinį visą gyvenimą pražaidęs, ten tautinių šokių prašokęs ten vaikystėj, tai man ten tie kickboksai ir panašiai, tai buvo toli gražu, bet nuvariau ten į pirmą trefkę, ten jisai, nežinau, man toksais iki krūtinės tas mano mentorius. Kai šovės man ten iš karto kelis į pilvą, kai susileidau, žvengė ten, jisai, žinai, tipo, ką tu čia toks aukštas, nieko nesugebė. Bet dabar, kai pagalvoju, tai irgi geras, jisai žino, kad aš ten niekart nebuvęs, nieko nežinau, tai jisai, tipo, nei kaip ten stovėti, nei kaip ten rankas laikyti, nei ten kaip kvepuoti, nei ten kur žiūrėti, nei ką ten galvoti, nei nieko. Jisai tada bam, ten aš jau ten susiraitas. Tai irgi, kaip pagalvoju, tai jis ten už mane buvo, nežinau, kiek ten tų metų vyresnis, ten 20 gal, kažkas tokį paėmė parodyti, tipo, savo galę. Tai nežinau, dabar, pavyzdžiui, ten ateina į salę jauni kažkokie vaikinai ar merginos ten nori treniruotis, tai net baladoji ten jų tam pirmam kartui kažkaip, nežinau. Bet yra tas jo, kad bent jau atsimenu anksčiau Lietuvoje, tai ateini į pirmą trefkę, gauni nosį ir jeigu grįžti, tai tada ten tu stiprus, jeigu negrįžti, tai ne tau čia vieta. Bet man atrodo, čia jau praėjo laikai, kažkaip dabar ateina daug visokių žmonių, kurie tiesiog nori, ta prasme, savus tikslus pasiekti kažkokius, ar tai sveikai jaustis, ar tai svorį nusimesti, ar tai, nežinau, techniką pagerinti, ar tai gauti community kažkokį, tai įsilieti kažkokią tai veiklą žmonių grupę. Tai man tai atrodo, kad tas sportas toksai nėra, kad čia baisiai su ta agresija, kaip tik ten, kiek aš esu lankęs visur, kiek esu pažįstamų ir ten iš jiu-jitsu, ir iš bokso, kickbokso, muay thai, irgi Lietuvoje. Tai visi labai, ta prasme, su pagarba žmonės, visi labai supratingi ir, nežinau, viena iš geriausių hebrų iš tikro. Tai nėra taip, kad tenais jie ten varo ir ten baladojasi, kad vien tai baladotis. Bet aišku, ten, kai nueini ten į ringą sparintis ir gauni kokią blizgę vieną, tai jo, supranti, kad čia ne vien tik tais apie kardio, čia yra, ta prasme, pavojingas tas sportas ten. Tai tai tie vyrai, kurie ten kovos šiandien, tai nusipelnė tikrai pagarbos yra. Aišku, jie ten tos smegenys, tos atitrankytos, ne visi ten jie gal aukščiausio lygio, nežinau, mokslininkai, bet kiekvienam savo, ne?
Ir tas pats kaip renginys, tai aš nesmerkiu to renginio kaip UFC, ta prasme, kad yra toksai kaip fenomenas. Dabar tas verslininkas kaip Dana White'as turi galimybę pasidaryti Baltųjų rūmų kieme kovą. Tai kaip jam dabar čia nesinaudoti tuo? Čia viskas realiai eina ant to Trumpo. Nu, tai kaip visą laiką jisai aukščiausias šalies valdymo organas. Amerikoje, kaip žinom, prezidentai turi tikrai daugiau galimybių ir decision makingo capacity negu Lietuvoje, kur labiau kaip prezentacinis tas prezidentas. Tai ir daro tą, ką nori. Ane? Dabar jeigu tenais kažkam nepatinka, tai gali boikotuoti, gali nežiūrėti, neprivaloma žiūrėti, neremti, nepirkti ten tų jų pay-per-viewsų. Bet tai jeigu teismas dabar atmetė irgi tą prašymą nutraukti tą kovą, tas kovas, tą renginį, nes buvo kaip ir kleiminama, kad čia yra neprivati public zona, visiems priklausanti ir tu ten iš to daraisi pinigus. Tai ir jeigu atmetė teismas, tai gal tada kaip ir legalu ten pagal idėją turėtų būti. Nu, bet aišku, čia nieks nežino. Tai va, tai buvo čia neseniai dar irgi tokia bokso kova prieš kelias savaitės prie piramidžių Egipte. Buvo ukrainietis Usikas kovojo su, neatsimenu pavardės, iš Olandijos. Buvęs kickboksininkas, dabar einantis į boksą labiau. Tai irgi ten tas settingas toks buvo gražus, viskas ten tas ringas už ringo piramidės ir taip toliau ir panašiai. Nežinau, ar Amerikoje čia geriausia vieta ten padaryti ten tą UFC kovą Baltuosiuose rūmuose. Nu ką žinau, ten skamba gal ir gerai, bet ten, kai pažiūrėjau tos video, nu ką žinau, kiek ten balti rūmai. Nu, aš aišku, ten nebuvęs pats asmeniškai gyvai, tai nežinau, kokio ten nedydžio, kokio ten neįspūdingumo tose nuotraukose, nu ką žinau, pastatas, namas. Gal ten kokiam ten, nežinau, didžiam kanjone ten, ar nežinau, kur ten, tų vietų Amerikoje tikrai daug yra, kur ten tikrai įspūdingesnės turbūt yra negu ten tas baltieji rūmai, kur galima surinkti kažkokį. Ir kažkaip atsiminiau, buvo koncertas padarytas Pompėjoje, ne, bet kas ten buvo tokie... Nu va, radau, tai Pink Floyd Live in Pompeii koncertas, nu ten Pompėjos amfiteatre senam padarytas buvo, tai čia 72 metais, šiaip tai vertas labai pažiūrėti ir paklausyti, žiauriai geras. Tai va, tai tokių vietų tikrai įspūdingesnių, man atrodo, yra pasaulyje, negu ten Baltųjų rūmų kiemas, kur daryti tokią kovą. Tai turbūt tiek žinių. Pažiūrėsim, kokie ten bus atgarsiai, kokios ten tos kovos. Antroji tema šiandien yra Right to Disconnect. 15 plus šalių pasirašė, kad international didelės korporacijos turi leisti žmonėms, kurie dirba nuotoliu arba skirtingose laiko zonose, turėti right to disconnect, tai teisę atsijungti. Nu tai maždaug įsivaizduokime, jeigu yra kažkokia multinational kompanija, dirba ten per 10 laiko juostų, darbuotojai tenais pusę remote, pusę hybridų, pusę ten ofisuose, pusę iš vis tenai nedirba. Ir ten pastoviai juos ten kažkas pingina iš visų laiko juostų, ten vienas Izraelis sėdi, kitas ten, nežinau, Australijoje, trečias Amerikoje, ketvirtas ten Kroatijoje ir visi ten vienam tyme ir jiem reikia, žodžiu, kažkokį projektą ten daryti, diginti, daryti ir visi jie komunikuoja tarpusavį. Nu ir ką, ir po to tu žiūri, kad tenais pirmą nakties ten atsakinėjai kažkam prieš miegą. Ten kažkokį tai klausimą, pavyzdžiui. Tai ar čia normalu ar ne, patys spręskit, nežinau. Aš remote dirbu jau 4 virš metų, tai
pats esu irgi susidūręs kartais prigaunantis ten, nežinau, ten pirmadienio naktį ar ten sekmadienį ar šeštadienį ar bele kada ten būna ten koks nors ten kažką parašo ir toksai, žinai, negali neatsakyti, nes po to tipo būsi durnelio vietoje, jeigu neatsakysi. Iš kitos pusės, žinai, jeigu tenais būna laisvesnė diena, tai aišku, ten tu gali truputėlį, žinai, išeit pasivaikščioti ar kažką ten šunį pavedžioti, žinai, kaip kiti neturi tos progos. Tai tokie yra kaip ir savi pliusai, savi minusai. Tai ten tos 15 šalių kažkaip pasirašė tą kaip ir įstatymą. Tai yra Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Belgija, Australija, Airija, Indija, man atrodo, irgi dar. Tai skirtingai jos tenais nori tą visą implementuoti, vieni per procesą, kiti per baudas, treti per kaip ir pušinimą, kad tas vyktų. Tai, bet dar kol kas visas šitas nėra įsigalėjęs ir nėra to viso legal frameworko padaryta dar ir to multinationalai irgi nežino kaip spręsti. Tai ar dabar šitas turi ateiti iš valdžios, ar jisai turi ateiti iš pačios kompanijos, tai man sunku pasakyti. Bandoma vėlgi, aš esu visą laiką labiau už laisvą rinką, už kad kompanijos darytų taip, kaip jos nori, kaip jiems patinka, kad jiems tenai neaiškintų valdžia, nes jie kaip ir nelabai gal žino, ne? Nes jie tos vertės niekada nėra kūrę. Ne? Iš kitos pusės, ta prasme, tos kompanijos tikrai gali abusinti darbuotojus, bet tie darbuotojai kaip ir nėra jiems privaloma dirbti toj kompanijoje, ne? Tai nėra, nelaiko niekas šauto prie jo ir sako, tu turi dabar čia būtinai dirbti ir taip daryti, tau nepatinka, tu gali išeiti. Šiaip tas burnautas ir išsekimas darbo, tai yra tikrai rimtas reikalas ir mano buvusioj kompanijoje dirbom tipo prie vieno projektų ten 3 metus ir tikrai ne vienas žmogus išėjo ten vienam ten migrenos, trečiam ten kokie ten anxiety priepuoliai, ten ketvirtam, ten nežinau, dar ten kas nors ten regėjimą prarado. Ten trumpalaikiai regėjimo praradimai ten, 1 minutės, ten 2 minučių, tai kai man pasakė, tai okei, sakau, tai ta prasme, kas čia vyksta. Kiekvienas žmogus, aišku, irgi skirtingai reaguoja į tas situacijas. Vienas tenais baisiai nervuojasi, kitam tenais nėra net svarbu ar įdomu. Tai ir apsimeta tik tais, kad jam, žinai, svarbu. Tai priklauso nuo žmogaus. Pasilsėti tikrai reikia. Aš šią savaitę buvau išvažiavęs pasilsėti. Radau per Airbnb tokį variantą, kur ale gamtoj, wild campinimas ir ten viską tau ten duoda, žodžiu, atvarai, tenais nieko nėra, kaip nieko nėra, kaip ir viskas yra, bet kaip ir nieko nėra. Žodžiu, yra ten toksai vokietis, kuris 5 metus jau Portugalijoje gyvena ten miškuose, vidury Portugalijos prie Vizijau. Ir jisai, žodžiu, padaręs yra tokį kaip experience, tai yra padaręs žodžius tenis ir dušą, ir tualetą, ir kriauklę, ir virtuvėlę. Viskas yra po atviru dangum, nėra jokių sienų, tokiam slėniui. Ir viskas yra varoma saulės energija, viskas off a grid, vandens ten iš upės apačioj ten išsitraukia ten per motorus ir po to storina, kad galėtų dušintis. Gerina vandenį, atsiveža iš miesto fontano ten tokio kaip hidranto. Ar hidranto, nežinau kaip čia geriau pasakyti. Seniai vartau tą žodį. Ir va, tai aš ten 3 naktis buvau, ten atvažiuoju, yra jisai paruošęs tokią kaip dėžę užrakinta su spyna, atsirakini tą spyną, ten viskas yra palapinė, kilimėliai, žiūronai, kastuvai, ten kirviai, kas nori, ten pats ten išsirenkia, kur nori savo ten tą kempą pasidaryti jo ten toj zonai.
Ir žodžiu, ten nieko iš viso nebuvo, nei vieno žmogaus, tik tais aš vienas buvau. Tai taip gerai pasilsėjau, ten, ta prasme, man draugai, žinai, tai ką tu ten veiksi, ten pasirodys, kad ten nuobodu. Nu, patikėkit manim, aš ten atsivežiau savo užrašinę, atsivežiau savo knygą, atsivežiau dar gal kažkokią tai vyno, brandžio, o gal dar ir kažkokių tai kitų preparatų, šiek tiek, kurie padeda atsipalaiduoti. Nu ir klausykit, tenais, ta prasme, atsisėdi, ten, dar tokį šezlongą atsivežiau, atsiguli tą šezlongą, žiūri į tolį valandėlę, nueini kavos išsiverdi, ten pusvalandis praeina, žiūrėk, tada dušą reikia, dar ten pusvalandis praėjo, tada knygą paskaitai valandėlę, parašai porą valandų, savo mintis pasidėlioji, pasikonspektuoji, žiūrėk, jau valgyt nori, tada valgyt pasidarai, kol pavalgai, kol ką. Nu taip tas laikas ten ir eina. Įdomu šį buvo tenai, nes susipažinau, yra visas slėnis, kur gyvena ten apie 100 užsieniečių hipių. Tai ten ir iš Amerikos, ir iš Olandijos, ir iš Vokietijos, Belgijos, žodžiu, ten iš kur tik tais nori. Tai jie ten visi kažkaip atvažiavę per Workaway. Yra tokia platforma, kur tu gali susirasti kažkokį tai paprastą darbą ir padirbti užsienį už maistą ir už lovą, už nakvynę. Tai ten daug kas, kažkokie ten tie pirmieji hipiai atvažiavę jau seniau, jiem reikia pagalbos ten statyti visokius ten jų ten tos molinius namukus ir panašiai, kad būtų nemokamai, tai jie susirado tą Workaway, ten pradėjo paustinti, kad reikia pagalbos, tada atvažiavo kiti, pradėjo jiem padėdinėti, atvažiuoja padeda tenai 1 metus, 2 metus, 3 metus jau nori likti. Tada susimeta tenais 5 ar 6 ten pinigus, sako, nusipirksim čia žemę, žinai, visi kartu nusiperka tada žemę, o ten ta žemė piginė, akmenuota ir toli nuo visko. Nu ir taip dabar jų ten 100, jau gal koks ir yra. Kas 2 metus daro festivalį, masto, kaip ten tų pinigų gauti, kas muilą daro, kas arbatas kažkokias ten bando pardavinėti, kas pintinės pina. Nu, žodžiu, ten visiškai kita realybė, ten numetė man piną, kur tenais man nuvaryt, susirast tenai juos. Tai ten aš gal 1,5 valandos jų ieškojau, nes ten keliukais kažkokiais, ten po to nebepravažiuoja, reikėjo, ten tada, ten neaišku, ten vienu momentu žiūriu, kad aš jau ten upėj iki Bambos įbridęs einu kažkur, ką aš čia veikiu, ta prasme, gal reikia suktis atgal. Bet nu kažkaip šiaip ne taip aš ten juos suradau, ten vaikai murzini laksto, kas ten be drabužių, kas su drabužiais, ten kas drabužiai ten kitą pusę aprengti, ten tie vaikai, ten žodžiu, nu vištos laksto, šunys gano, ten tas vištas bando skerst, ten žodžiu, balevoja jie tenai vinuką, aliuką pumpuoja. Žodžiu, pakvietė pavalgyti dar tenais į vakarienę, nuvariau tenais su jais pavakarieniauti, aišku, turėjau pas save kempę daug to maisto, tai nenorėjau jų ten to maisto valgyti, kad po to mano netektų išmesti, tai šiek tiek paragavau, bet buvo visai įdomu, kad tenai viena mergina kaip plovė lėkštę, po to visą laižė ten 12 kartų ar ten 13 prie stalo, prie visų ten tą lėkštę pasėmus, ten taip nuo apačios iki viršaus ir laižė tą lėkštę, aš toks, okei, nice. Tai va, tai bet maloniai, jie ten mane priėmė, jiem patikau, aš irgi sakė, čia tu gali atvažiuoti, kada nori, ten priimsim tave, taip toliau ir panašiai. Tai reikės pakalbinti žmoną kažkada, gal ten nuvaryt, gal nebūtinai ten su tais hippiais, bet ten toj gamtoj pabūti ir atsijungti nuo visko. Nu, tai aš ten 3 naktis pabuvau, nu, tai kaip naujas žmogus grįžau namo, ta prasme, žmona, kas tau čia buvo, kaip tu čia toks, nu, tai va, pailsėjau, ta prasme, atsijungiau nuo visko, nuo tų visų problemų, kompų, internetų, nežinau, nuo visko, ten, nu, ta prasme, gamtoje būni, miegi ir valgai gerai, ten, žiūri žvaigždės ir taip toliau. Va, ką norėjau pasakyti dar apie žvaigždės irgi. Kad tenais, ta prasme, SpaceX'as visiškai yra sumutinęs tą visą dangų, mūsų klausykit, ten su tai savo 10 štukų palidovų, anksčiau atsimenu, kai vaikas žiūrėdavo į dangų, būdavo malonu ten žiūrėt, galvot apie tą dangų, dabar net neįmanoma
atsipalaiduoti tenais, nes kas 10 sekundžių skrenda ten jo tai palydovai ir ten man trukdo atsipalaiduoti, supranti. Tai žiauriai greitai ten juda ir žiauriai daug dangui, tai visas judantis tas dangus, grinai pasikeitęs, ne taip kaip anksčiau būdavo. Tai jau senai buvau matęs tokį be šviesos taršos tą dangų. Tai buvo jo, ta prasme, kažkas tokio. Girdėjau, aš ten po to dariau tokį mažą researchą, kad jie dabar bando tos, nes ta šviesa, mes matom tos palydovus dėl to, kad jie atspindi saulę realiai. O jiem reikia tas saulės, nes kad jie ant saulės energijos irgi varomi tie palydovai. Tai dabar bando, kaip supratau, SpaceX'as kažkokius tai daryti tuos palydovus naujus, kad jie ne taip atspindėtų tą saulę, kad ne tiek jie matytųsi žemės naktį, kad galėtų ten tie stargazeriai visi ramiau žiūrėti ir mėgautis dangum. Tai va, bet idėja, kad tas atsijungimas nuo darbo, neišsekimas, tai žiauriai reikalingas. Ta prasme, čia gali taip tu greitai pasimesti tame ir 3 dienos, ta prasme, kas pasikeis per tas 3 dienas? Ar čia, ta prasme, žlugs ten ta tavo kompanija, ar ten, nežinau, aišku, būna, kad tau būtinai reikia susiplanuoti, tai tas faktas, bet, reikia būtinai, taip sveika, taip gera, ta prasme, kažkur išvažiuoti, šiek tiek atsipalaiduoti. Ir ne tai, kad tenais va čia į kokią ten kelionę, ar ten į Aziją, ar ten, nežinau, į kur nori, ten į Žalį Kyšulį, ar ten dar kažkur. Ne, tipo, grinai, va, vienas gamtoj, nebūtinai vienas, bet ten va, su ten žmona ar su šeima, kur be jokių ten ekranų, ten be nieko muzonėlį pasileidė ir taip toliau. Aišku, ten aš tą ekraną, žinai, parašyti žmonai ar atsakyti draugui, tai nebuvo taip, kad aš ten 72 valandas specialiai, ten, žinai, ne, bet, žinai, jokių ten social medijų, nieko, tipo, žiauriai gerai. Tai visa ta idėja, kad reikia atsijungti, tai yra liuks ir aš sutinku. Dabar ar tai tas turi ateiti iš valdžios, ar kompanijos pačios turi tai daryti, tai čia, man atrodo, kažkaip visą laiką geriau, jeigu patys susitvarko verslas, o jeigu tu nenori būti tam versle, tai ir nebūk ir išeik. O trečia tema tai tokia, kad marketingo agentūros, profesionalius marketingo agentūros ir taip toliau dabar menedžina AI sugeneruotus influencerius gyvūnėlius ir paustina tą kontentą, kaip ten tie gyvūnėliai arba būna iš viso netikrai, arba kaip jie nenori, ta prasme, nedalyvauja, nekooperuoja, arba kai jų iš viso ten, nežinau, nebėra, net ten jų irgi jie ten pausina. Tai ką, jausmų manipuliavimas jausmais eina į kitą lygį, jau žmonių influencerių nebeužtenka, dabar reikia gyvūnėlių ir daro anketas, aišku, čia ne naujas dalykas, bet naujas dalykas yra tas, kad kuria deepfake'us ten su AI-um, ta prasme, ir ten, aš ten matau, ten žmonos mama ten, žinai, rodo ten man, žiūrėk, kaip tenais šuo išgelbėjo vėžliuką ežere, kuris ten skendo, ten, žinai, ten, ar ten paršiuką, ten kokį nors, sakau, čia AI, čia netikra yra. Ne, taigi tikra, taigi čia jie, čia taip, Tada ten, tipo, koks nors ten buvo video, kur ten sėdi žmonės ir ateina gyvūnai, ten koks ten 100 žmonių sėdi ir eina šuo ir išsirenka, kas ten šeimininkas ir tada ten visi verkia, kad ten mane išsirinko. Tai irgi AI, žinai. O praėjo ten tas video, kad ten, oh my god, ten, tipo, visi kokie čia tie gyvūnai, kaip gražu, kaip jie išsirenka, žinau, čia visiškas feikas, ten koks nors ten paustina, nežinau, šunų ėdalas ten, dar kas nors ten. Tai va, tai įdomi tokia tema, kad iš vis, ta prasme, tai dabar kas čia tikra, kas netikra, tai jau čia ta tema jau visų apšnekėta, bet
apie tos influencerius paėmus irgi dabar galvoju, irgi yra iš tokių artimų ten pavyzdžių. Nu atsikelia, pasakoja, kaip jie ten ėjo į tą tualetą, kaip tenais jiems sekėsi, ką jie šiandien darys, ten, ką valgys, kaip miegojo, ta prasme. Koks ten feikas yra, ta prasme, nu aš neįsivaizduoju, ant kiek reikia būti feikiniam, kad tipo ten dėl tų laikų kažką save visą ekspauzinti, ta prasme. Ką tu šiandien darei visą dieną ten, tos kremukus ten reklamuoti. Nežinau, nu man tai ten šiukšlynas, ta prasme, visiškas. Mano nuomonė. Ir kas ten jo seka iš viso, ta prasme, kam ten įdomu, tipo, kažkieno kito asmeninis, grinai gyvenimas, kodėl, ta prasme, galvoja žmonės, kad jų gyvenimas negali būti įdomus arba nėra įdomus žiūrėti, kaip kažkas kažką kitą daro, yra cool, bet ta prasme, kad ten tap tokiu, žinai, visiškai priklausomam nuo to kito žmogaus ir ten pergyvent už jį ir taip toliau, nu tai čia, man atrodo, yra virš visko. Tai dabar net viso šito nebeužtenka, dabar dar paimam ir gyvūnėlius. O dabar su tuo AI ir taip toliau, tai irgi man klausimas, tai dabar jau mes, ta prasme, iš vis žmonių ten tuos followinimus, jau išmokom, tai dabar gyvūnėlių tie followinimai, bet dabar feikiniai tie gyvūnėliai ir feikiniai žmonės. Tai kas turiu, man ta prasme įdomu, kas bus su mūsų pasitikėjimu iš vis, kaip mes matom visą tą turinį, kuris ten iš vis nebus nei autentiškas, nei tikras, nei neaišku, kas ten, kaip ten ką. Tokiem žmonėm, kurie turi tenais, ta prasme, tech ar marketingo išsilavinimą ir yra jaunesni jau ir jiem ten sunku yra atpažinti, kur čia feikas, kur ne, o tai ten žmonėm, kurie neturi su to patirties, tai ten be šansų iš viso. Jau aš atsimenu 2019, man atrodo, jo, buvo tokios 2 istorijos, tai papasakosiu visai gal išeis greitai, nežinau, kai keliavau po Aziją ir buvau Indonezijoje, tai buvo 2 momentai apie tą grinai deepfake'ą, bet ir tai beje, ten tiesiog paprastai sako, man vienas iš Palestinos toksai, sako, tu matei, kad Trumpas buvo girtas ir kad jis ten išdarinėjo su vaikais ten, vaikų darželį, tipo, ką sakau? Jo, jis ten girtas buvo vaikų darželį, ten kabinėjosi prie vaikų, ten kritinėjo, ten ir taip toliau, sakau, eik, tu nebesvaik, žinai, sakau, ką tu čia, žinai, juokini. Rodyk, sakau, kur tu ten ką matei, atsiuntė man ten tą video, ar ne, man gal ten parodė, dabar neatsimenu. Žodžiu, tenais buvo SNL, tipo, kaip parodija, realiai amerikoniška parodija, kur, tipo, Trumpas ir Pensas, pirmasis viceprezidentas pirmos kadencijos Trumpo, jie ten darželį su vaikais, ten kažką tenais, žodžiu, nesąmonės kažkokias darė, ten šokinėjo ant tų didelių burbulų tokių tenais sporto, ten kritinėjo, girti ten buvo, kažkas ten tokio ir panašiai, bet tai visas ten tas vaizdas visiškai išpikseliuotas, jie ten per tą SNL, žinai, uždeda peruką, uždeda kostiumą, uždeda raudoną didelį kaklaraištį Trumpui ir viskas ten išpikseliuota, iš vis, kokybė, veido net negali įžiūrėti, žinai, viskas, išpikseliuota, kaip aš galiu pasakyti, prasto žiauri kokybės ten, net ne 1.4.4, o ten, nežinau, 38 kokia ten ta kokybė ir parašyti YouTube'ai tiesiog arabiškai ten descriptionai, kad tenais čia Trumpas girtas. Ir jisai tiki tas žmogus tenais, kad toksai vyksta. Arba kitas buvo, kur kitoj saloj, irgi Indonezijoje, aš ten bėgiojau, buvau jau ten
giliai ar saloje, aš ten bėgiodavau aplinkui tą salą belekiek. Ir, ir žodžiu, jau ten baisiai pavargęs, reikia vandens iš kažkur gauti, nueinu į vieną barą, sakau, žiūrėkit, hebra, duokit man vandens, žinai, davė vandens, pradėjom ten kažką šnekėt. Ir buvo kaip tik ta korona prisidėjus, covidas. Sako man jie, tai čia dėl to, ta korona prasidėjo dėl to, kad kiniečiai nemėgsta musulmonų, nemėgsta islamo. Kaip čia sakau, suprast? Tai tu ką nematei, kad Kinijos prezidentas buvo dabar atsiprašinėt, mes jau buvom vienam podcast'e aptarę tą dalyką, kad šiaurės vakariniai Kinijoje yra ten ta musulmonų grupė. Dabar kaip jie ten vadinasi, man jau ten užkrito, bet ten žodžiu jie engiami yra visą laiką kiniečių ir taip toliau. Tai ale urdai, kokie ten urgūrai, kažkas ten tokio. Kiek aš atsimenu dabar iš atminties. Tai žodžiu, man pasakojo ten Indonezijoje, kad korona atsirado dėl to, kad tie kiniečiai engė tuos musulmonus, tuos islamo žmonės, tuos urgūrus. Ir kad Kinijos prezidentas varė specialiai, kai prasidėjo ta korona, į mečetę tenais, į tą Kinijos dalį, kurie tenais tie urgūrai gyvena, atsiprašinėti ir prašyti Allah, kad korona baigtųsi. Ir aš toksai jo, tai čia rimtai taip ir buvo, žinai, sakau, ko aš girdėjau kažką kitko, žinai. Tai ką jūs galvojat, grįžau namo, pradėjau diginti tą istoriją, nes tikrai galvoju, kad čia nesąmonė kažkokia. Tai pasirodo, buvo ten Malazijoje, dar ten tose šalyse musulmoniškose paleistas toks video, kad Kinijos prezidentas buvo tenais ir atsiprašinėjo dėl tos koronos, bet ten tas video iš tikro įkeltas buvo buvusio Malazijos užsienio reikalų ministro vizito į Kiniją, į tą vietą, kur tie urgūrai gyvena metu, ten prieš 6 metus. Tai nei ten Kinijos prezidentas buvo, nei ten buvo šiais laikais, nei nieko, ir tenais nebuvo tikrai, kad varės tenai atsiprašinėti už ten tuos engimą tų žmonių. Bet vėlgi, YouTube'ai descriptionai visi parašyti arabiškai ar ten indonezietiškai, jie perskaito ir jie tiki, nes jie nei ten žino, kaip ten tas Kinijos prezidentas atrodo, nei ten jisai ten iš nugaros gal kaip nors nufilmuotas ten tas Malazijos buvęs užsienio reikalų ministras. Ir prašau, tada taip ir tiki. Tai tai žodžiu, tokia trečia temelė, nepasiduokit AI, visą laiką svarstykit, ką ten žiūrit, kokias naujienas gaunat. Ir aš tai nežinau, man kai tai patina, tai aš visą laiką kliaunuosi savo vidinių jausmų, ta prasme, čia taip gali būti iš tikrųjų ar ne. Jeigu ta prasme gali būti, tai okei, pasitikrinsiu. Jeigu taip negali būti, tai gal tada irgi pasitikrinsiu. Jeigu ten 3 šaltiniai šneka, kad taip yra, tai gal tada ir yra. Bet jeigu ten kažkokia tai nesąmonė, tai žinai. Tai bet turbūt aš pats irgi esu pasimovęs 100 kartų, jau tų AI ten ir panašiai, ir kas tikra, kas netikra. Tai reikia tiesiog būti atsargesnė. Tai tokios žinios, toks podcastas. Rašykit komentarus, like, share, subscribe. Susimatysim kitą savaitę veikiausiai. O gal ne, gal kitą savaitę nesusimatysim, nes aš keliausiu. Tai pažiūrėsim, kada aš tą podcastą sekant išleisiu, bet kažkada išleisiu. Tai ir rašykit laiškus, taip toliau, klausimus, komentarus, galite rašyti laiškus į karoliski@gmail.com, siųskit draugam, rodykit podcastą. Turiu kelis nuolatinius klausytojus, tai reikia plėsti ratą. Tiek žinių.
Ačiū labai ir geros savaitės jums visiems.